Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą ir prenumeruojat, ačiū, kad spaudžiat patiktuką, ačiū, kad komentuojat, kuo nudžiugins mūsų rytojus. Vėl atėjo eilė šitom kortom, kurios iš abiejų pusių turi piešinių, vėl parodau. Ir vėl sumaišysiu. Ir bus labai lengva įsirinkti, bet neišvengiama, aš jų pasiilgstu ir būtinai man norisi su jom vava. Matot, tikrai nematau, kaip jinai atrodo. Ir traukiu, dabar jau žinau, ar dar ne. Iš abiejų pusių gražus piešinukai, bus lengva įsirinkti. Kuris jums labiau patinka, tai tą ir imkit. Iškrito čia dar viena, nežinau, kur ją dėt. Čia kas norės, tas gali pasirinkti dar ir šitą. Kas nenorės, tas jau ne. Va taip gražiai surikiuosiu, tokia slidi. Iškrito jau aišku, apie ką jinai, bet galbūt kam nors labai gražiai ir labai patinka. Tai va. Pirmoji korta, kaip ir čia buvo atsitikę, tai yra lazdų arba skeptrų dvejetas. Ir tai yra tokia situacija, kai jūs jau jūs turit planą, jau jūs viską paruošę ir jau pasiryžę žengtą žingsnį, bet dar truputėlį pastovėsit tarpuvartį ir dar paplanuosit. Dar pergalvosit biudžetą, dar pagalvosit apie kelionės patogumą, dar apie kažką. Dar kažką perskaičiuosit, pergalvosit. Žodžiu, rytoj jūs dar to žingsnio nežengsit, nors jau kaip ir esat pasiruošę. Galbūt tai dar nėra galutinis jūsų sprendimas. Jūs dar kažką pagalvosit, apsigalvosit ir tada jau ryžtingai jau pradėsit tą, ką buvot suplanavę. Tai tokia apgalvojimų diena, abejonių diena, kai jūs galvojat, ar tas dalykas bus patogesnis, ar kitas, ar tai bus pigiau, ar anai bus pigiau, ar geriau apsimoka šitaip. Tokia abejonių diena ir jūs pasėdėkit, pagalvokit, niekas niekur nedings. Jūsų planas bus įvykdytas tik arba truputėlį vėliau, arba truputėlį kitaip. Čia toks jau labai žavus reiškinys. Čia situacija tokia, kai jums sako visata, kelkis ir eik, užteks čia tau tinginiaut. Jūs atidėliojot kažkokius sprendimus, jūs nedrįsot daryti darbų, jūs nedrįsot judėt, jūs manėt, kad gal kažkaip dar nelaikas, ar jau vėlu, ar kažkaip tai netinkamas momentas. Tai jūs rytoj gausit aiškiai suprast, kad jūs galit tai padaryti, kad jūs galit atsikelt iš savo patogaus fotelio ir eit, kur jūs norėjot, nuveikt tą svarbų darbą, nusipirktą brangų pirkinį, ten nusipirkt kažkokią prabangią kelionę, ar padaryt tai, ką jūs manėt, kad nesat nusipelnę. Jūs galit keltis iš fotelio, eit ir nuveikt. Tarytum būtumėt miegoję sapnavę, jūs atsibusit ir pamatysit, kad diena jau prašvito ir kad jūs galit daryti, ką norit ir gaut, ką norit. Ir, jūs jau pažadino. Čia apie tai, kad tie, kas miegojo, atsibudo ir eina. Ir iš tos pusės, ir iš tos angelas jūs pakelia ir šaukia. Einam.
Čia ta prabangioji ponia, kuri gali viską sau leisti. Jūs viską galite sau leisti. Jūs turit pakankamai lėšų, pakankamai energijos, jūs turit pakankamai noro ir motyvacijos ir visokių kitokių paramų ir aprangų, kad galėtumėt mėgauti savo gyvenimu puikiausiai. Jūs galite taip pat gražiai pasipuošti, išeiti į savo sodą ir suskaičiuoti visus ten savo auksinius obuolius. Tai puikia diena. Jūs pamatysit, kaip jūs esat turtingi, kaip jūs esat pasiruošę savo suteikti visus patogumus, visus malonumus. Jūs pamatysit, kaip pakankamai jūs turit visko. Ir energijos, ir meilės, ir motyvo. Puikia diena, nepražiopsokit momento. Tai va, šitas klajūnas neseniai dar šitam pasauly, kaip jaunas vaikas. Ir jis eina to pasaulio pažint, visko apžiūrėt, ir jis dar neišmokytas to, kad pasaulis pavojingas. Todėl jis eina, nieko nebijo ir viską gauna lengvai. Ir visur jam yra pagalba ir jį kažkokios jėgos perneša per visas kliūtis. Ir jis mėgaujasi diena. Jis nežino, kad gali būti kitaip, tai yra puiku. O jūs, jeigu žinot, kad gali būti kitaip, tai pamirškit. Jums rytoj tokia diena, kai jūs eisit nesidairydami ir gausit tai, ko norėjot. Skaniausių saldainių, gražiausių žaislų, visų patogiausių dalykų. Tik pamirškit, ko jūs išmokė. Baimės, kaltės, ten kitų tokių negalima nedaryk, taip niekas nedaro. Jūs tai pamiršit ir eisit ir darysit tai, kas jums patinka ir mėgausitės šituo grožiu, šituo jausmu, kad jums niekas neuždrausta, kad jūs esat mylimas šito pasaulio vaikas ir kad visas pasaulis jums pataikauja ir jūs paims ant rankučių ir perneš per bet kokią kliūtį. Pasidžiaukit, šitą dieną netankiai jums pasitaikys. Dabar čia tokia viena papildoma pinigų korta. Ji mums neseniai buvo iškritus, bet matyt kažkam reikia dar pagalvoti apie tai dažniau. Tai apie tos pinigus, kurie lengvai ateina, lengvai išeina, kurie visada su jumis ir jūs žaidžiat kaip kamoliukais. Jums tai nėra taip svarbu, jums pinigai toks žaidimo įrankis. Jūs čia gaunat, čia išleidžiat, čia vėl gaunat. Jūs negalvojat apie tai, kad pinigai yra svarbu, kad reikia sunkiai dirbti, kad reikia stengtis, nugarą sulenkus. Jūs žinot, kad pinigų iš kažkur ateis, kai jų prireiks. Ir kai ateis pinigai iš kažkur, jų būtinai prireiks kažkam. Toks pinigų žaidimas. Tai ir stebėkit, kaip jūs elgiatės su pinigais, ką jūs galvojat apie pinigus. Ar tai jūsų našta, ar tai jūsų žaislas. Ar pinigai jūs kankina, ar pinigai jūs ramina, ar pinigais jūs mėgaujatės. Greičiausiai tai jūs mėgaujatės, jeigu šitą kortą pasiėmėt. Ir greičiausiai jūs žaidžiat jais ir žaiskit. Tai būtinai jūs nudžiugins.